Sveiki visi gyvi, kurie žiūrė šį nuostabųjį Dagių filmą. Tai va, norėčiau trumpai pristatyti, apie ką bus ši mūsų nuostabi ekspedicija. Tai apie nuostabųjį Dagių kaimą. Pas mus atvažiavo žmonės iš užsienio, jie labai susižavėjo mūsų nuostabiuoju Dagių kaimu. Jie trumpai prisistatys, iš kur jie yra ir vardus. Tai prašom prisistatyti pirmajai. Labas, aš esu Laura iš Romos. Tai va, ką dar norėčiau pasakyti, man labai įdomu ten pasižiūrėti šitą kaimą, nes iš kaimo galiu pasakyti. Jūs esate iš Italijos? Taip, iš Italijos, bet taip galim sakyti iš Romos. Taip, iš Romos. Taip. Gerai, labai malonu. Laura, antroji. Visi sveiki, aš esu Marija. Kilusi iš Ispanijos, gyvenu Madride. Man labai patinka šis kaimas, labai jo susidomėjau. Trečioji. Mes iš Rusijos. Tai prašom vardais prisistatyti, iš kokio miesto jūs esate? Tatjana iš Maskvos. Svetlana taip pat iš Maskvos. Tai čia maskvietė. Na ir jūs paskutinis? Sveiki. Mano vardas yra Žakas, aš atvykęs iš Prancūzijos. Aš gyvenu Paryžiuje. Taip. Dėl ko jūs susidomėjote šio kaimo? Įdomu sužinoti, kokie žmonės gyvena, iš kur jie ir taip toliau. Taip, viskas aišku. Dabar truputėlį visi eisime apžiūrėti nuostabiųjų Dagių kaimo paminklų. Štai čia, mylėjai žmonės, truputėlį stabtelėkite. Dabar noriu papasakoti apie įspūdingiausią Dagių reiškinį, tai mūša. Pro šį nuostabųjį Dagių kaimą teka nuostabi, labai populiari upė. Jos pavadinimas yra mūša. Turėjote pastebėti Saločių Sendarės Stasio Girėno tilto, kuris yra pastatytas 1930, man atrodo, metais. Labai bijau, kad nesuklyščiau. Tai va, nusileisime į apačią ir pasižiūrėsime nepakartojamų mūšos vaizdų. Eikite čia. Tikrai faina. Eikite čia. Štai čia, mėlėjai, yra nepakartojama upė, mūša. Žiūrėkite ir grožėkitės jos vaizdu. O jeigu kils kokių klausimų, tai klauskite manęs. Eikite arčiau, nebijokite. Kas ten per namukas? Tenais yra žmonių namas, jie ten gyvena. Kaip čia gali atsiųsti tą tokį miniatiūrinį namą? Neatrodo. O štai čia, prašome mėlėjai pasižiūrėti. Štai va čia, toje vietoje, yra Vietnikų dvaras. Jis jau Latvijos pusėje, pasižiūrėkite. Mes esame Lietuvoje, o kitą upės pusę skiria jau Latvija, jau pasienį. Tai va. Pasigrožėkite dar mūsų nuostabėję upę. Grožėkite. Eikite. Jeigu kils kokių klausimų, klauskite. O kodėl Lietuvos pusėje ir Latvijos pusėje tie bolčiai kažkokie stovi? Gal čia koks tiltas buvo ten seniai? Taip, čia seniau buvo tiltas. Beždžionių, dar čia taip vadinam. Žmonės galėdavo pereiti, jis jau seniai išgriautas jau daug metų. Gerai, dabar eisime į kaimą. Čia. Ateikite čia, Eime dabar pasiratėjai. Štai čia, brangieji mylėjų žmonės, dabar esame Baltpamošio Dagių dvare. Čia stovime alėjoje. Pasigrožėkite šią nuostabę alėją. Pasižiūrėkite. Čia kažkatrais metais labai seniai vaikščiojo didikai. Karaliai, ne karaliai, ponai, nes čia va buvo dvaras. Dabar to dvaro nebėra, nebematysite, bet čia kadaise jis buvo. Gal turite klausimų? Ne. Galime keliauti toliau.
žmonių yra labai jaunimas yra aktyvus, tikrai labai nuostabu. Truputėlį stabtelėme, norėjau aš jums pranešti, kad štai čia gyvena Dagių garsiausiai, kaip čia galime sakyti, didžiausi ūkininkai. Jie užsijama žemės ūkiu. Tai va, jeigu kyla klausimų, klauskite, nesidrovėkite. O jeigu ne, tai eime toliau. O tai kas ten iš lentų? Čia pas jo šaltadaržis, kaip ir pas visus žmonės. Eime toliau. Štai čia sustojame vidury kaimo, nes norime apžiūrėti gražiausią kaimo eglę. Prašome visiems pasižiūrėti. Bet tikrai labai gražiai, iš kaimo pati gražiausia. Tai labai aukščiausia, tokia eglė. Tai labai graži. Ši eglė yra kaime pati gražiausia ir šiame kaime tikrai yra daug eglių. Ir štai ten, ir štai ten, ir štai ten. Galime eiti toliau. Truputėlį stabtelėjome prie seniausio Dagių medžio. Apžiūrėkite šį nuostabų į medį. Jam apie 300–400 metų. Kaip norėčiau šį pamatyti, taip ir sužaliuoja, tikriausiai labai gražiai atrodo. Taip, sužaliavęs pavasarį jis dar gražiau atrodo. Negaiškime labai laiko, eime prie kito objekto. Eime dabar visi į kiemą. Tenais yra medicinos punktas, biblioteka ir vaikų dienos centras. Tai čia yra Dagių medicinos punktas, viskas labai aiškiai užrašyta, viskas užžiūrimai, nėra jokių klausimų, manyčiau jums, taip? Ką jūs tokie esate? Ką jūs šiandien darote? Atsiprašau, ponas, bet mes esame užsieniečiai atvažiavę susidomėję šiuo kaimu. Čia aš esu gidė, o čia mano pulkas žmonių, kurie nori informacijos apie šitą nuostabų Dagių kaimą. O kas jūs toks būsite? Leiskite prisistatyti, esu Dagių meras. Vardas koks jūsų? Petras Antonevičius. Antonevičius. Ai, taip, aš tai tiksliau žinau, bet žmonės ne. Atsakykite, paspauskite ranką, jeigu norite, kas. Čia yra Dagių meras, Dagių. Paspauskite. Sveiki, kas tokie būsite? Laura. Ir Romas. Gerai. Ir štai, mes Marija iš Ispanijos. Malonu labai. Nutariu šokoladą ryto. Žaldos iš Prancūzijos. Taip. Gerai, merė. Čia rusaitės dvi. Jos labai Drovės labai. Labai drovios merė. Jos mums, mes norėjome jūsų paprašyti leidimo apžiūrėti visus nuostabius vaizdus, paminklus. Bet mes taip ir negavome su jumis nei susiskambinti, nei susisiekti. Tai galėtume duoti, mes jau viską padarėme, ekspedicija mūsų eina į pabaigą. Aišku, pažiūrėsime. Labai norėtume tų leidimų, žmonės labai susidomėję šio kaimu, pristatėme upę, mūšą. Ji pati gražiausia yra. Medžius, nuostabiausius Dagių medžius. Topolius. Taip, prašyčiau išduoti leidimą Margaritai Drobesko. Taip. Gidei Dagių. Su užsieniečiais pasakyti, kad... Su užsieniečiais vaikšto apie Dagius kalbą. Galima. Taip. Aišku. Ačiū. Tuo jau. Leis, viskas bus teisėtai, viskas gražiai. Kur tas mano tušinukas? Juokinga, neišduosi leidimo. Koks jūs šmaikštus? Prašome pasirašyti. Čia jūsų, čia mano. Paplokime Dagių merui. Malonu. Viso gero, mes visą savo ranką. Viso gero. Eime. Oi, dar norėjau pasakyti, merė, kas? Norėjau pasakyti, kad mūsų ekspedicija eina į pabaigą, turime viską ir leidimą. Tai girdėjau, kad Dagiuose yra labai įžymių muzikantų. Tai ir sakė, kad jie ateis pagros ir netgi padainuos. O mūsų užsieniečių žmonės pasisiūlė net pašokti. Tai renkamės čia, padainuos, pašoks. Matai, koks nuostabus meras. Paplokite dar kartą ją. Merė, gal jūs nepabėgsime?
Norėtumėt kartu pasižiūrėti? Galima. Tik Laiko gaila, turiu. tik gaila. Manęs nebebus. Aš išvažiuoju, aš turiu labai daug reikalų, turiu pristatyti dar vieną kaimą. Ir su kitais žmonėmis, jie aišku, ne užsieniečiai, bet noriu atsisveikinti su visais jumis. Atsisveikinu su jumis, Rusaitė, su tavimi, Žakai, su tavim ir su tavim. Ir su Meru dar kartelį. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Leidimas pasiemu. Aišku. Viso gero. Štai ir muzikantai. Paplokime! Mes truputėlį susiderysime gitarą ir pradėsim dainuoti. Na, tai mes pažiūrėsime. O jūs pritarkite lietuviškas dainos, visi turi žinoti. Taip, žinote? Žinom. Na, žinom. Dainuosime dainą Ant kalno mūrai. 1, 2, 3. Ant kalno mūrai, jūrė lietuviai. Ant kalno mūrai, jūrė lietuviai. Jūrė, lietuvaitė. Neša, vainikaitė. Vainiką mūsų, vainiką mūsų. Ant kalno mūrai, jūrė lietuviai. Ant kalno mūrai, jūrė lietuviai. Jūrė mūrai, jūrė lietuviai. Ant kalno mūrai, jūrė lietuviai. Jūrė, lietuvaitė. Neša, vainikaitė. Vainiką mūsų, vainiką mūsų. Ačiū, kad atėjote, nepatingėjote.